Sveiki, mėlyjeji. Nuo seno Lietuvoje mėgiami koldūnai iki šių dienų yra populiarus patiekalas mūsų šalyje. Ta rodo ir statistika. Tarp šaldytų pusgaminių patys populiariausi yra koldūnai. Iš kur jie kilo, kaip gaminami šiandien, kaip vyksta koldūnų valgymo varžybos ir ar tikrai yra pigiau pirkti šaldytus koldūnus parduotuvėje nei gaminti namie, apie visą tai jau dabar. Viena iš koldūnų atsiradimo versijų sako, kad koldūnai po visą pasaulį paplito iš Kinijos, kur jie laikomi nacionaliniu patiekalu. Jų išradėjas gydytojas savo gimtajame kaime įrengė palapinę ir joje užkūrė laužą, kad valstiečiai nesušaltų. Didžiuliame katile užvirė vandenį ir kol jis virė, maišė maltą vieną su pipirais ir įvairiomis gydomosiomis bei šildomosiomis žolelėmis. Ją įvyniojo į tešlos gabalėlius ir paskui išdalijo šias ausytes kartu su sultiniu vargšams. Kinų koldūnai tai vienas iš populiariausių naujųjų metų šventės patiekalų. Tuomet gaminti koldūnų susirenka visa šeima. Čia tikima, kad suvalgytas naujametis koldūnas atneša laimę kitais metais. Kinų jaunavedžiai dėdavo naujamečių koldūnų į burną, o paskui juos išsėmę sukraudavo po jungtuvių guolius, siekdami susilaukti gerų palikuonių. Gaminant į paskutinį koldūną dedamas koks nors neįprastas įdaras – pipiras, saga ar moneta, ir jį radusio valgytojo laukia didžiulė sėkmė ir laimė. Mes valgėme koldūnai kaip lietuvis valgyti cepelinai. Tarp šaldytų pusgaminių Lietuvoje populiariausi išlieka koldūnai. Tešla ruošiama specialioje maišyklėje, kol įgauna atitinkamą pavidalą. Gerai išmaišyta tešla iškočiojama maždaug iki 1 mm storio. Kuo plonesnė tešla, tuo skanesnis koldūnas. Viena iš populiariausių žaliavų mėsos įdarui ruošti yra jautiena. Taip pat naudojama kiauliena, aviena, paukštiena, priklausomai nuo to, kokiam produktui ruošiamas įdaras. Gauta mėsiška žaliava yra išgyslinama, pašalinamas jungiamasis audinys, pjaustomas, veriama ir malama mėsmalė. Taip apdorota mėsa keliauja į mėsos įdaro maišyklę, kur kartu su kitais komponentais, svogūnais, prieskoniais, vandeniu ruošiamas koldūnų įdaras. Taip paruoštas įdaras keliauja į koldūnų formavimo mašiną, suformuojami koldūnai, dedami į plastikinės dėžutes ir vežami staigiam užšaldymui. Užšaldyta produkcija fasuojama fasavimo linija, sufasuota produkcija keliauja į sandėlius, kur saugoma -18 laipsnių temperatūroje. Norint išlaikyti produktą saugų ir kokybišką, pilnai užtenka konservavimo šalčiu, nes produktų galiojimo terminas prailginamas staigaus užšaldymo būdu. Be to, šaldant mažiausiai pakinta maistinė ir biologinė vertė. Koldūnų kokybė priklauso nuo to, kokios žaliavos naudojamos jų gamyboje. Visos naudojamos žaliavos yra gaunamos iš kruopščiai atrinktų patikimų tiekėjų. Koldūnų gamybai naudojamos tik natūralios žaliavos, nenaudojant jokių sintetinių pakaitalų. Vis tik lietuviai turi skonį ir supranta, kas yra natūralumas, kurio nepastebimai nepaslėpsi sintetiniais priedais. Vienas svarbiausių kriterijų koldūnų kokybei nusakyti yra įdaro kiekis. Kuo didesnę koldūno dalį sudaro ne tešla, o įdaras, tuo jis laikomas vertingesniu. Įdaro kiekis ant pakuotės nurodomas procentais. Neatsiejama koldūnų įdaro sudėtinė dalis yra svogūnai, o kitą mėsos įdaro dalį sudaro vanduo, nuo kurio priklauso mėsos įdaro sultingumas. Įdaras pagardinamas prieskoniais, kurie suteikia maistui pageidaujamą skonį ir aromatą. Šiandien prieskonius naudojame visų pirma dėl skonio savybių. Pagerindami skonį prieskoniais suteikia pusgaminiams apetitišką išvaizdą, lengvina virškinimą. Prieskoniai pasižymi taip pat antibakterinėmis, dezinfekuojančiomis savybėmis. Kol nebuvo išrasti šaldytuvai, prieskoniai maistą apsaugodavo ir nuo žalingų bakterijų dauginimas. Kompanijos Liutukas ir ko vadovė sako, jog lietuviai labai išrankus pirkėjai. Lietuviai šiaip yra labai išrankus mūsų tauta, tikrai įnoringi pirkėjai, nes eksportuojam tikrai daug į užsienį ir matome, kad tikrai lietuvis yra pats įnoringiausias, išrankiausias. Jeigu jau lietuviui tiko, tai jau ten tikrai tiks. Visi tikslai mūsų susijęti su vartotoju, kad jisai sveikas būtų, patenkintas, skaniai pavalgęs, tai esminiai dalykai vis tik yra tas natūralumas. Apie koldūnų populiarumą byloja ir koldūnų valgymo varžybos vykstančios Lietuvos koldūnų sostinėje Nemenčinėje Viva Green Resort restorane. Šiemečio konkurso dalyviai pusfinalyje varžėsi, kas suvalgys greičiau, o finale kas daugiau koldūnų. Dėmesio, marš!
Kyla klausimas, ar pigiau koldūnus gaminti namie ir nusipirkti jau šaldytą pusgaminį, kurio pusę kilogramo vidutiniškai kainuoja apie 5 litus. Namuose gaminant tokį kiekį koldūnų, produktai vidutiniškai kainuoja apie 3,5 lito. Tačiau neužmirškite, jog reikia skaičiuoti savo laiką, elektros energiją, dujas, sunaudotą vandenį. Viską susumavus sunku būtų teigti, jog namuose gaminti yra pigiau. O jeigu jau nusprendžiate pirkti, labai svarbu, į ką reikia atkreipti dėmesį renkantis produktus. Pirkant šaltą pusgaminį reiktų atkreipti dėmesį į jo išvaizdą. Produktai turi būti tarpusavį nesulipę, tešlos spalva nuo gelsvos iki pilkšvos. Jeigu koldūnai yra sulipę arba tešla pakeitusi spalvą, žymiai patamsėjusi, arba pakuotėje produkcijos matosi sniego, tai požymis, kad buvo pažeistos laikymo sąlygos. Tai yra, koldūnas buvo atitirpęs ir buvo vėl užšaldytas. Tokio koldūno jau pirkėjui nevertėtų pirkti, nes šitie visi temperatūriniai svyravimai labai įtakoja jo kokybę ir gali būti nesaugus. Taip pat atkreipkite dėmesį, ar pusgaminis yra sandarus, ar gerai sulipinti kraštai ir nesimato įdaro. Jeigu koldūnas yra sandarus, verdant jo tešla nesubyra, vandens į koldūno vidurį nepatenka, tuomet įdaras troškinasi viduje savo paties sultyse ir visos maistinės medžiagos jame lieka. Pirkdami šaldytus pusgaminius atkreipkite dėmesį taip pat, ar pakuotė nėra pažeista. Pažeidus pakuotę iš aplinkos gali pakliūti mikroorganizmai arba kitokios fizinės priemaišos. Maisto rinkimasis parduotuvėje yra itin atsakingas ir svarbus visų mūsų mitybos faktorius, kuris šiais laikais reikalauja ir žinių.